Leipalingio seniūnijos gyventojai taip pat neturėtų jaustis užmiršti. Šios seniūnijos kultūros centras įsikurs viename iš svarbiausių architektūrinių 16 amžiaus Dzūkijos pastatų Leipalingio dvare. Projekto metu numatyta kapitališkai rekonstruoti Leipalingio dvarą. Jis bus pritaikytas kultūros centro, bendruomenių, muziejaus bei bibliotekos veiklai. Be to bus atnaujintas privažiuojamasis kelias, įrengta automobilių stovėjimo aikštelė bei sutvarkytas šalia dvaro esantis parkas. Šiuo metu organizuojamas Leipalingio dvaro kapitalinio remonto darbų pirkimas. Taip pat ir Leipalingėje kitas mūsų seniūnijos centras, taip pat iš tos pačios priemonės apie 2,9 milijonų litų gauna ir pagal šią priemonę bus rekonstruotas buvęs Leipalingio dvaras, kuriame įsikurs ir bendruomenės centras, kultūros centras, muziejus. Taip pat bus renovuotas priešais dvarą esantis parkelis ir įrengtas privažiavimo kelias. Vėlgi ta pati Leipalingio bendruomenė turės kur įdomiai praleisti laisvalaikį ir muziejų įsirengti, perkelti iš buvusių, sakykime, tų patalpų, kurios netitinka šio laikinių reikalavimų. Taip pat, kadangi tai buvęs Leipalingio dvaras, galės tą dvarą atvažiuoti, apžiūrėti ir kiti, ir druskininkiečiai, ir druskininkų kurorto poilsiautojai galės nuvykti ir pasidomėti, kasgi ten vyko ir kaip ten vyko. Leipalingio dvaras, kaip žinia, yra vienas iš mūsų kultūros objektų ir todėl atitinkami apribojimų laikomas ir suprojektuotas projektas atitinka visus keliamus tokiam objektui reikalavimus. Dvaras suprojektuotas į bendruomenės poreikiams, tame tarpe bus ir kultūros centras, kuris anksčiau buvo pritaikytas, kada veikė Leipalingio mokyklos, reiškia, pastatas. Taip pat visos galimybės išnaudotos ir rūsio, po viena iš dalių yra įspūdingų skliautinių architektūrinių išraiškų rūsys, kuris irgi minėtame projekte numatomas pritaikyti bendroms poreikiams, ar muziejaus, ar bendruomenės susirinkimams. Pastatas išties autentiškas ir ar rekonstruojant jį bus išlaikyta ta senoji dvasia? Ne tik išlaikyta, net ir atstatyta, kadangi sovietiniais laikais buvo daug, ypač fasado elementų, sunaikinta, išgriauta, todėl prieš darant projektą atlikti tyrinėjimo darbai, nustatyta chronologija, reiškia spalviniai sprendimai, numatyta atstatyti kai kurie ir vidaus ir fasado elementai, todėl jis turėtų, kaip sako, naujai atgimti ir grįžti į savo autentišką išvaizdą. Dvaras tai ne vien tik pastatas, yra ir aplinka, kaip ji bus tvarkoma? Taip, iš tikrųjų prie dvaro yra priskirtas ir didelis parko, reiškia didelė teritorija, todėl į projektą ir įtraukta ir parko tvarkymo darbai. Nesistengiam ten kažką padaryti labai, kaip sako, modernizuoti, todėl bus elementariai sutvarkyta parko teritorija, numatant centrinę ten tokią rotondinę dalį, bei sutvarkyta aplinka pačio pastato.